Sveiki jaunieji medžiotojai. Ginklas naujas jau jūsų rankose, šoviniai kišenėje, liko įsirinkti optinį taikiklį, apie tai mes šiandien ir pakalbėsime. Pirmiausiai tai mes turime nuspręsti, kur, kokiu būdu ir kaip medžiosim. Jeigu mes medžiojame tykojant ir sėlinant, tai yra vieni sprendimai, jeigu medžiojame medžioklėse varant ir į judančius taikinius, yra kiti sprendimai. Šiandien aptarsime, kodėl tai yra aktualu ir ką reikėtų rinktis, kad rasti optimalų vieną sprendimą ir jūs su šituo optiniu taikikliu galėtumėt pradėti savo medžioklės. Galima pasakyti tokį žodį universaliai. Kas yra parametrai optiniam taikikliui? Tai mes turime išėjimo lęšio dydį, turime su 56 lęšių išėjimu. Tai reiškia didesnį šviesos patekimo į optinį taikiklį, geresnį pralaidumą. Ir kaip aš sakau, jeigu jūs matote prietemoje geriau per optinį taikiklį negu savo plika akimi, vadinasi šviesos pralaidumas yra geras. Rekomenduotina visada žvilgterti, ką siūlo gamintojas. Bent šiuo atveju, ką aš laikau rankose, tai gamintojas rašo, kad šviesos pralaidumas yra ne mažiau kaip 90%. Priartinimai. Optiniai taikikliai turi skirtingus priartinimus ir mums labai yra svarbu, tai priklausomai nuo medžioklės būdų. Optiniai taikikliai greitai judantiems taikiniams, jie visada yra su kitokiu koeficientu priartinimo. Dažniausiai tai būna nuo vienetų iki 4, 5, 6 ir netgi 8. Kodėl yra svarbus vieneto faktorius, tai jisai sutampa su jūsų akies matomos regos lauku ir per šitą priartinimo atstumą mes matysime patį plačiausią kampą. Jeigu netikite, paimkite ir padarykite eksperimentą. Paimkite taikiklį priartinimus padarę iki 3, pažiūrėkite, kokį matote nuo vieno objekto į plotį kampą ir padarykite ant vieneto. Kodėl tai svarbu? Jeigu mums reikia pataikyti į greit judantį taikinį, mums yra labai svarbu, kuo platesnis matymo kampas, nes taikinys juda. Todėl taktinėme šaudyme ar medžioklėje judant rekomenduojami taikikliai, kurie turi tokius priartinimus. Tačiau jis nebus labai patogus, jeigu mes norime pataikyti į tam tikrą gyvūno vietą iš tolimo atstumo. Ir kalbame, kad šitą taikiklį jau reikėtų svarstyti, kad mums priartinimas būtų ne mažiau 6 kartų. Mes pradėjome auginti turbūt ir populiarinti taikiklių priartinimus nuo 3 iki 9 su 40 išėjimu ir šiandieną turim populiariausius taikiklius, kurie būdavo 3,12 arba nuo 2,5 kartų iki 15. Didelę reikšmę turi ir tikrai procentiškai labai svarbią įtaką optinio taikiklio kainai daro lęšiai. Jeigu jie yra daugiasluoksniai ir turintis geresnį šviesos skaidymą ir pralaidumą, skirtumas ir būna kainoje ir turbūt mes kartais susitinkame, kad techniškai lygtais ir tokie pat optiniai taikikliai, bet kainos santykis yra labai skirtingas. Dažniausiai tai būna dėl lęšių. Ir juos svarbu tinkamai prižiūrėti. Mes negalime jų valyti šlapia alkūne, valyti apdulkėjusių. Turime prižiūrėti, nes dažnai esu matęs kolegų medžiotojų, kurie tiesiog pažeidžia viršutinį sluoksnį. Nors šie sluoksniai yra ir apsaugoti, bet ilgalaikėje perspektyvoje netinkamai juos prižiūrint, jie užsiblizgina ir gadina šviesos pralaidumą ir vaizdą. Mūsų rega yra skirtinga, todėl faktiškai visi optiniai taikikliai yra gaminami su mūsų regos korekcija, tai yra mūsų akies matomumo reguliavimu, kurį mes turime susikoncentruoti pagal savo regos ir matymo lauką ir kai kuriais atvejais keičiantis atstumam ar perstatant šitą optinį taikiklį mums irgi reikėtų pasikoreguoti regos matymo lauką. Kai kurie optiniai taikikliai yra gaminami su vadinamoju pralaksu, tai yra mūsų atstumo reguliavimo priemonė. Iš principo mes galime ją ir nenaudoti, tačiau reikia pasakyti, jeigu mūsų taikinys yra už 100 metrų ir mes pastatome 100 metrų pralaksinę skalę, mes tada matome ryškiausiai taikinį. Taip pat yra reguliavimo bokšteliai, kuriais mes nustatome optinio taikiklio, atliekame korekcijos ir prišaudymą. Jie būna skirtingų tipų, skirtingų skaičiavimo sistemų, bet dažniausiai skaičiuojasi pagal MOA sistemą ir mes turime galimybę kai kuriuose taikikliuose turėti užfiksuojamus matmenis ir atlikti korekcijos su greito matmenų keitimo principu. Tai va su vadinamoju balistiniu bokšteliu, nes tai sudaro galimybę mums keisti optinio taikiklio korekcijas. Dažniausiu atveju tai yra aukščio korekcijos arba galbūt dėl šoninio vėjo, bet jau tas bus naudojama ir daroma turbūt tik įgudusių ir patyrusių medžiotojų. Mes šiandieną kalbame su tais, kurie ruošiasi arba pradėjo medžioti ir nori įsirinkti pirmąjį optinį taikiklį. Gamintojai taip pat siūlo įvairų asortimentą pasirenkant optinio taikiklio taikymo tinklelį. Jų yra įvairiausių. Turbūt reikia kalbėti, kad pirmieji buvo, kaip patyrę kolegos ir seni medžiotojai sako, 3 siūlų principo, kada buvo 3
suvesti stori siūlai su nusmailėjančiais galais į vieną tašką. Po to atsirado įvairiausių variacijų ir dabar dažniausiai naudojama dupleksinė sistema, kada stambesnis kryžius, vadinamasis kryžius arba 3 taškų sistema, pereina į siauresnę, kad šitos juostelės neuždengtų taikinio. Ir be abejo, technologiškai didžiąją dalimi optiniai taikikliai yra siūlomi su pašvietimo funkcija. Tai yra, kad optinio taikiklio sistema apšviečia centrą, tai yra šviečiantis taškas, arba apšviečia taikymo tinklelį. Tai yra labai svarbu, kada jūs medžiojate esant blogam matomumui. Ir tikrai siūlyčiau rinkti su tinklelio pašvietimo sistema. Na, o jeigu mes renkamės taktinį taikiklį, tai kuris mums labai tiktų medžioklėse varant ir medžioklėje judančius taikinius, tai dažnai gamintojai jau siūlo kitą pasirinkimą, tai mildotinius taikiklius ir būna su balistinėmis korekcijomis arba su, sakysim, nežymiais varnelėmis, kliausteliais. Tai yra tam, kad mes kuo labiau susikoncentruotumėm pataikymo vietą ir kuo mažiau uždenginėtumėm taikinį. Bet pirmam kartui, kaip minėjau, siūlyčiau dupleksinę sistemą su pašvietimu. Yra dar vienas svarbus momentas, kad optinio taikiklio tinklelis gali būti pirmoje ar antroje plokštumoje. Jeigu yra pirmoje plokštumoje, jums keičiantis priartinimo atstumus keisis ir tinklelio matmuo, tai yra jisai didės arba mažės. Šita sistema vadinama FFP. SFP sistema tai yra žiedo antroje plokštumoje esantis taikiklis, jisai išlieka tokių pat matmenų, jeigu ir mes reguliuojame ir keičiame priartinimo atstumus, dėl ko rekomenduotina būtų pradedančiam medžiotojui, nes tai mažiau jūs glumins besikeičiantis optinio tinklelio dydis. Manau, dėrėtų pakalbėti apie vieną optinį taikiklį, kurį laikau rankose, tai Vector. Aš ir pats naudoju medžiokliuose ir jisai tikrai puikiai tenkina mano poreikius. Ir galiu pasakyti, kodėl. Pirmiausia, jis turi pakankamą šviesos pralaidumą ir didelį išėjimo lęšį. Jo reguliavimo galimybės ir funkciniai tarpiniai dalykai yra puikiai funkcionuojantis ir lengvai paimami ir sušalusiom rankomis. Mes turime priartinimus nuo 2,5 karto, kur galėtumėm jas jau naudoti kaip ir medžioklėje varant. Ir taip pat maksimalią galimybę priartinti prie 15 kartų, jeigu mes medžiojame smulkų gyvūną iš tolimo atstumo. Taip pat, kas yra svarbu, tai yra daugiasluoksniai lęšiai. Tai yra gerinant šviesos pralaidumą ir kokybę. Mes turime pašvietimo funkciją, SFP sistemą ir dar pralaksinę reguliavimo bokštelį. Šiems taikikliams gamintojas siūlo amžiaus garantiją ir deklaruoja, kad šie taikikliai tarnauja netgi ant 338 kalibro ginklų. Kiekvienas medžiotojas keliauja tobulėjimu ir ieškojimu keliu ir aš net neabejoju, kad pradėjus nuo vieno optinio taikiklio jūs ieškosite kitų sprendimų, kitų brandų ir bus jūsų paieška prie to, kad jums norėsis išbandyti kitus tinklelius, kitus priartinimus ar kitus optinius taikiklius. Tai be abejo, galbūt gyvenime įsigysite ir Swarovskio gaminamus ir siūlomus optinius taikiklius, kas yra tarp medžiotojų tarpe ar kalės optinius taikiklius, tai yra prestižo ir kokybės santykis. Na, bet pati pradžia ir pats startas, manau, bus visiškai tinkamas nuo šito optinio taikiklio. Ir jūs turėsite ne tik tais puikų daiktą, bet ir draugišką kainą, tada atvykite į Wallet prekių tinklų parduotuvės ir įsigykite šį optinį taikiklį. O mes susitiksime kituose video ir aptarsime kitus jauniems medžiotojams svarbius dalykus. Wallet, viskas vienoje vietoje.